Sveiki visi, šiandien filmuoju naują vaizdo įrašą ir jisai dėja, bet nėra ASMR, o šiandien noriu labiau pakalbėti apie 500 prenumeratorių ir kas būna, kai tiek prenumeratorių jau surenki savo YouTube kanale ir kaip galima pradėti uždirbti jau turint 500 prenumeratorių. Viskas nuo pat pradžių. Tai visų pirma, kad galima būtų uždirbti turint 500 prenumeratorių reikia atitikti 3 veiksnius. Tai pirmas yra turėti 500 prenumeratorių, antras įkelti 3 video per pastarąsias 90 dienų ir trečias veiksnys, kad tu turi turėti 3000 žiūrėjimo valandų per pastarąsias 365 dienas, tai per metus. Kai aš turėjau 500 prenumeratorių, man tai buvo labai įdomu. Ir aš taip pat minėjau jums gal klausimų atsakymų video, kad aš taip pat norėsiu pasidalinti ir su jumis šitą patirtimi ir kaip galima čia uždirbti iš to YouTube. Surinkau 500 prenumeratorių, skubėjau pasižiūrėti ten, kur YouTube yra pavaizduota pajamos, man atrodo, ten yra YouTube Studio, tiesiog vietoj yra viena skiltis pajamos. Ir aš, kai žiūrėjau, tada aš turėjau lygiai 500 prenumeratorių ir aš dėja, bet neturėjau dar 3000 žiūrėjimo valandų per metus. Na gerai, tai aš tada kėliau video dar ir laukiau, kada susirinks tos valandos. Ir kai man susirinko, man jau tų juostelių neberodė, o buvo mygtukas pateikti paraišką dabar. Gerai, tai aš jį paspaudžiau ir man išmetė 3 veiksmus, kuriuos turiu atlikti, kad pateikčiau tą paraišką. Pirmas veiksmas buvo peržiūrėti pagrindinės sąlygas. Jų buvo, ten reikėjo persiskaityti, jų buvo labai daug. Buvo tai, kad aš turiu turėti būtinai 18 metų. Tai jeigu man tiek nėra, tai galima irgi uždirbti, jeigu kanalą kuria nuo 14 iki 18 metų jaunuolis, bet tada reikia, kad globėjai arba tėvai sutiktų su tomis sąlygomis. Tai vaikas pats negali sutikti. Tai va, tai sutikau su sąlygomis, tada perėjau prie antro veiksmo, kuris buvo prisiregistruoti prie AdSense. Tai AdSense čia yra skirta pajamoms kaupti ir mokėjimams gauti, tokia kaip ir platforma. Ir dar labai įdomu, bet viena iš sąlygų yra, kad jeigu per mėnesį laiko nesurenki 100 USD arba labai panašiai yra kaip ir 100 eurų, tai jie neperves tau tų pinigų. Man atrodo, iki kol tu nesurinksi 100 USD arba apytiksliai ten 100 eurų. Ir tada, man atrodo, tik tada jie tau tos pinigus pervest gali. Tai va, tai čia tokia įdomi sąlyga, kuri nežinau kaip ilgai užtrunka. Ir kadangi aš dar tų pinigų nepradėjau kaupti, tai nežinau visiškai nieko. Ar čia tikrai taip, ar gerai aš ją supratau, bet ten buvo parašyta, kad kai dar nėra per mėnesį prikaupta 100 USD, tai tada jie neperveda pinigų. Tai va, arba nebūtinai tą mėnesį perveda pinigus. Ir trečias veiksmas buvo, kad reikia sulaukti peržiūros. Pateiki paraišką ir turi sulaukti peržiūros. Ir ten rašo, kad dėl sprendimų jie turėtų parašyti per mėnesį laiko tau elektroniniu paštu, ar sutinka patvirtinti ar ne. Bet aš patvirtinimą gavau po keletos dienų. Tai, žodžiu, visas tas procesas, kur jie rašo per mėnesį laiko, man truko keletą dienų. Ir aš gavau ir tada perėjau jau prie pagrindinio dalyko. Ir kas tai yra? Ir tai yra narystės. Tai žodžiu, kad galima būtų užsidirbti, turint 500 prenumeratorių, tu turi kažką pasiūlyti savo žiūrovam papildomo,
ką jie galėtų nusipirkti. Tai man šitas dalykas labai priminė Contribui, ką aš jau ir taip turiu. Man labai buvo panašu, nes aš pasirinkau, kad aš papildomai dabar kiekvieną mėnesį pateiksiu po tiesiog papildomus video. Ir aš pasidarau keletą narysčių, tokių lygių kaip ir. Tai iš viso pasidariau 6 narystės. Ir jūs galite pasižiūrėti arba tapti nariu, kad pasiekt papildomus video. Paspaudę mygtuką tiesiog mano kanale prisijungti. Šiuo metu jo nėra, kai aš filmuoju dabar šitą video, bet aš pabandysiu padaryti taip, kad kai šitas video išeis, kad tas mygtukas būtų. Ir dabar truputėlį trumpai, kaip sugalvojau tas padarytos narysčių lygius, tai ten buvo galima pasirinkti labai įvairiai, kokios yra tos privilegijos, kai žmogus nusiperka narystę už tam tikrą kainą. Aš pasirinkau būtent vaizdo įrašus. Aš dabar pasiėmiau, kad pasižiūrėčiau konkrečiai ir galėčiau jums pasakyti apie kiekvieną lygį. Ir ką siūlau su kiekvienu lygiu. Tai pirmą lygį padariau tokį, kad už 1 eurą galima būtų pasižiūrėti vieną papildomą video kiekvieną mėnesį. Tai aš planuoju kelti mėnesį 4 video paprastus, tiesiog į YouTube, kad visi galėtų žiūrėti. Ir tada planuoju dar iki 5 video, kad jūs galėtumėt pasižiūrėti, kas jau būtumėt tenai nariai. Tai jeigu jūs tampate nariu už 1 eurą, jūs gaunate vieną papildomą video ir galite pasižiūrėti tiesiog vieną papildomą ASMR per mėnesį. Jeigu jūs perkate narystę už 2 eurus, tai 2 papildomi video, už 3 eurus 3 papildomi video, už 4 3 papildomi kažkokį video ir 1 išskirtinis ASMR. Galbūt toks, kokio nelabai dažnai darau, arba tokį, kokį pirmą kartą daryčiau, pavyzdžiui. Tada yra už 5 eurus 3 papildomi video ir 2 išskirtiniai kažkokie irgi. Ir už 10 eurų būtų iš viso 5 papildomi ASMR. Ir plus prisidėtų mano kūryba ir kuriamos istorijos, kurias galėtumėt paskaityti. Aš kuriu labiau tokią fantastiką, gal kažkiek romantiką, tiesiog tokia kaip knyga, bet jūs ją galėtumėt skaityti internete. Tai va, tai būtų mano tokios privilegijos, ką jūs galėtumėt rasti už papildomą sumą. Ir tiesiog galvoju pati kažkaip įsitraukti į šitas narystės ir išbandyti tiesiog tai, ką siūlo YouTube'as. Tai aš sukūriau, jūs norit prisijungiat, norit ne. Tiesiog va taip. Kas nori, tas prisijungs, nesvarbu už kokią kainą. Jeigu jūs nenorit prisijungti, yra visiškai normalu. Jūs ir taip tada gautumėt 4 vaizdo įrašus per mėnesį. Tai aš manau, kad aš tai pasistengsiu padaryti, kad būtų 4 vaizdo įrašai per mėnesį, o kas jau už maksimalią kainą, net ne už maksimalią, už 5 eurus plus 5 eurai jūs galėtumėt per mėnesį žiūrėti 9 vaizdo įrašus. Tai man atrodo labai pakankamas skaičius vaizdo įrašų per vieną mėnesį. Dar apie 10 eurų tą lygį, tai čia būtų mano kūryba, padėsianti jums greičiau užmigti, plus išankstinė prieiga prie naujų video ir būsimų vaizdo įrašų pasirinkimas, kai būna prabalsuot galima, tiesiog galėtumėt prabalsuot, kokį vaizdo įrašą norite žiūrėti kitą ir būtų prioritetinis atsakymas į komentarus. Tai aš manau, kai jūs paspaustumėt mygtuką prisijungti, vien tik tai dėl įdomumo, turėtų parodyti jums visą tai, ką aš dabar ką tik pristačiau. Ir jūs galite tokiu būdu patys pasižiūrėti. Tai va, tai būtų tiek apie narystės.
O dar yra visokių kitų dalykėlių, kitų niuansų. Bet šį vaizdo įrašą norėjau padaryti kuo įmanoma trumpesnį, tokį konkrečiai būtent apie narystės, nes su jomis pakol kas dabar aš domėjausi ir kūriau, ten jeigu prisijungiat ir tampat naujas narystus, tai jūs pažymi tokia žvaigždute su spalva. Žodžiu, kaip ir sakau, visokių dalykėlių yra, tai kas išbandysit, galėsit pamatyti. Tiesiog ten yra mėnesinis dalykas, tai jūs galite vieną mėnesį pabandyti už eurą kokį ir viskas. Ir tarkim pasižiūrėsit, jums patinka, nepatinka, išbandysit, galit nutraukti tą narystę, kada tik norit. Ir tai va, tai žodžiu, tai tokiu būdu ten taip yra sukurta YouTube'o. Iš tiesų labai įdomu, nes aš manau prieš keletą metų visiškai šito dalyko nebuvo. Tai va, ir ten dar galima pridėti visokius papildomus veidukus. Sakau, labai visokių daug dalykų, labai įdomu, tai dar reikia dar daugiau pasinagrinėti, kad aš galėčiau jums dar daugiau pristatyti, bet iš pradžių tiek. Ačiū labai visiems, kas komentuojat, kas išsakot savo nuomonę, kritiką kažkokią, aš jūsų nuomonės pasiskaitau, žodžius pasiskaitau ir mintis. Nebijokit, darykit, kurkit kanalą, nesvarbu, ar mokat priimti kritiką ar ne. Jeigu norit, galit kurtis kanalą ir galit bandyti kažką taip pat daryti su YouTube'u. Tai va, tai tikiuosi, kad gaut kažkokių žinių, kaip galima uždirbti, turint 500 prenumeratorių iš YouTube'o. Aš iš YouTube'o nesu uždirbus dar, bet galbūt ateityje galėsiu pasidalinti, kaip sekasi visas tas procesas. Tai va, ačiū labai, kad žiūrėjot, tikiuosi buvo informatyvu, naudinga ir ačiū, kad prenumeruojat. Iki!